Keliaukime susipažinti su šilumos siurbliais oras. Einame vidų. Pasirinkau būtent tokį namelio šildymo ir vėsinimo būdą, nes man čia gyvenant tai atrodo paprasčiausias sprendimas. Bijau oras vanduo sistemos dėl grindų šildymo ir vandens priežiūros, kadangi mano keliai nežinomi. Gyvenu be galo dinamiškai, o ir kol kas neturiu, kas man galėtų padėti prižiūrėti namelį. Tai stengiuosi pasirinkti paprasčiausius, mažiausiai rizikingus variantus. Sveiki, Rolandai. Labadiena. Labai įdomu iškart paklausti jūsų apie šilumos siurblius oras. Būtent tokį variantą aš įsirinkau savo būstui. Tai dabar kokie yra apskritai privalumai, kokius jūs įvardintumėte? Šilumos siurbliai oras. Privalumai yra to, kad jis labai ekonomiškai gali pašildyti arba atvėsinti. Tai yra dvi funkcijas - šildymas, vėsinimas. Vienas dalykas ekonomiškai, kitas dalykas tvariai. Tai reiškia, mes neteršiam gamtos. Jeigu mes kitais būdais šildydamėsi, nežinau, kažką kūrenam ar ne, visą laiką turim kaminėlį, per kurį eina dūmai, reiškia, teršiam ne tik savo aplinką, bet ir kaimynams. Tai šiuo atveju nebus visai jokios taršos. Bus tik tai elektros energijos reikalinga, o šilumos siurblio privalumas dar papildomas yra tai, kad jis labai greitai, efektyviai gali pašildyti, pavyzdžiui, per pusę valandos jūs kambarį galite užšildyti, žiūrint, aišku, koks tai dydis. Šilumos siurblių oras privalumas, kad jisai vasaros metu gali efektyviai vėsinti patalpą, o šiais laikais temperatūros kyla vasaros metu, tai tikrai turėsit papildomą privalumą, dar greitai atsivėsinti. Jeigu pasirinksit Panasonicą, tai dar turėsit trečią funkciją. Jeigu visi kiti šildo arba vėsina, tai Panasonicas gali oro kokybės gerinimo funkciją atlikti. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes ne pakeičiam oro, tai nėra rekuperatorius, bet pagerinam oro kokybę patalpoje. Tai reiškia, panaikiname teršalus iš oro. Mes va šitą turim tokią unikalią technologiją, NanoX vadinasi. Ir jis gali panaikinti, jungus tą technologiją, galim panaikinti virusus, bakterijas. Ko nematom, tų priešų savo nematom. Ir čia sunku būna žmonėms įrodyti, nes kiti nelabai tiki, bet čia yra moksliniai laboratoriniai tyrimai padaryti ir mes tikrai galim įrodyti viską, ką aš dabar sakysiu, tai yra užprotokoluota laboratorijų tyrimais, tai yra bakterijos ir virusai, jau kartojus, bet įskaitant ir COVID. Efektyvumas yra didžiulis, praktiškai mes galim būti ramus, kad toj patalpoj COVID nebebus arba kito virusų. Pelėsiai, 8 rūšių pelėsis, jeigu patalpos yra, sakykime, senas būstas ir yra linkęs pelėsis kauptis ar ne, o pelėsis kaupiasi ten, kur yra drėgmės ir kur yra vėsu. Jeigu temperatūros nepalaikot pakankamai aukštos, pelėsis kaupiasi, tai čia naikintų dar pelėsių. Žiedadulkės, jeigu, nežinau, alergiška esat? Iš tiesų, manau, kad taip, jau darausi alergiška. Tai jeigu manat, tai galėsit iš tikrųjų labai padaryti paprastą tyrimą, įsijungus šitą įrenginį. Jisai to pačiu slopina žiedadulkes ir tuo metu, kol jūs būsit patalpoje, jums nereikės kažkokio medikamentų, jūs jausitės gerai, aišku, išėję į lauką, turėsit vėl tą pačią problemą, kad žiedadulkes lauke mes negalim panaikinti, bet patalpoje, dėl to mes sakom, gerinam oro kokybę. Tai reiškia, gerinam kokybę, pašalinam tuos teršalus, kurie yra. Kitas dalykas - kvapai. Nežinau, rūkot, nerūkot? Nerūkot. Bet galbūt draugų turėsit, ar ne, kurie ateina. Tai faktas, kad bus visi kviečiami. Tai... Nes dažnai viešbučiuose pirmiausia, ką pamatom, šitam patalpoje nerūkom, ar ne? Tai turėdama šitą technologiją, nesakyčiau, kad galėsit rūkyti, bet jeigu tokia nelaimė atsitiks, ar ne, tai jūs tada galėsite efektyviau tą kvapą panaikinti. Kadangi tos dalelės labai mažos, jos įsiskverbia ir į medžiagas, į žoldas, į patalinę ir taip toliau, ir iš ten pašalina taip pat kvapą, ne tik ore esantį, sklindantį tą kvapą. Neįtikėtina, šiaip aš negaliu patikėti, ką girdžiu, aš negalvoju, kad apskritai tokia technologija egzistuoja, jeigu taip visiškai nuoširdžiai kalbant. Klausimas 33, ar tai yra viena patalpa, ar turėsit keletą patalpų? Tai yra 3 patalpos skirtingos, yra viena bendra tai svetainė su virtuve, toks klasikinis variantas, tada miegamasis, atskira patalpa ir atskira patalpa tualetos su dušu. Yra 2 sprendimai. Vienas sprendimas yra split sistema, tai reiškia vienas lauko blokas ir vienas vidinis blokas aptarnauja tą kambarį, kurį reikia. Kitą kambarį, jeigu norit miegamasis šiuo atveju, ne, statot antrą lauko bloką ir antrą vidaus bloką. Paprastėja montavimas, nes tada lauko bloką galima kabinti tiesiai ar ne už sienos, ten, kur reikia. Bet minusas tas, kad jūsų pastatas apsikabina daug įrenginių, ar ne? Tai turim sprendimą, kur vadinasi multisplit, tai reiškia, prie vieno lauko bloko galima montuoti iki 5 vidinių blokų. Kaip čia tai atrodo?
Tai iš vieno bloko vamzdeliai pravedami į kiekvieną vidinį bloką, kiekvienam vidiniam bloką, bet tokie įrenginiai paprastai dirba iki -20. Bet gera žinia, kaip tik jeigu 3 patalpas turit, tai šiais metais, iš tikrųjų praeitų metų pabaigoje pristatėm naują įrenginį Power Heat Multi, kuris vadinasi, ir jisai gali veikti iki -35 laipsnių temperatūros. Tai reiškia, Lietuvoje nebus tokių sąlygų, kad jisai tiesiog nebeveiktų, jisai visuomet galės atlaikyti bet kokią temperatūrą lauko ir galės aptarnauti 3 patalpas. Super, vadinasi, sprendimas kaip ir yra, toks egzistuoja, visai paprastas. Pagrindinis kriterijus renkantis tai yra būsto išplanavimas. Kokio dydžio jis yra, kiek jis yra sandarus, tada parinkama galia, tai čia pagrindiniai kriterijai yra. Ir tada jau dizainas ten, turbūt čia ne pagrindinis kriterijus būna, dažniausiai žmonės renkasi pagal kainą ir pagal jo efektyvumą. O čia reiktų nesuklysti, jūs perkate vieną kartą išleidžiat pinigus, ar ne? Bet eksploatuojate, tai reiškia visą vasarą, visą žiemą naudojatės. Tai būtų svarbiau turbūt renktis į jo efektyvumą, sezoninę efektyvumą, naudingumo koeficientą ir pagal tai rinktis, kuris mažiausiai elektros sunaudos ir pasiekti tą patį komfortišką temperatūrą. Tai čia jau tada atsiranda klausimas, ar jūs norite pigiai eksploatuoti ar pigiai įsigyti. Mes visą laiką rekomenduojam rinktis tą modelį, kuris pigiai eksploatuojamas. Tai įdomu, kaip patartumėte tada šildyti, sakykime, dabar žiemos metu, gal kokia vėsesnė ta žiema pasitaikė, daugiau to minuso lauke, tai koks būtų efektyvus naudojimas? Dabar klausimas, ar jūs ten pastoviai gyvent planuojat, ar tik palaikyti? Planuočiau būti visą laiką, tik tai aišku, būtų kartais išvykstama gal kokiai savaitėliai, tai tikėtina per tą laiką visai atvėstų namai, tada vėl grįžčiau, tada vėl tektų juos užkurti. Dėl ko klausiu, nes iš tikrųjų yra du variantai. Vienas palaikyti labai žemą temperatūrą, kol jūs negyvenate, sakykime, 12 laipsnių temperatūrą, jūs galite palaikyti, kad neužšaltų gėlės, neužšaltų vamzdynas, jeigu ten kažkoks vandentekis yra ar ne. Ir tada, kai grįžtat, jūs per telefoną, per nuotolį galite pasikelti temperatūrą, kol iš lėktuvo išlipot, kol pravažiavote iki namų, jūsų kambarys jau temperatūra kokia reikalinga. Tai pigiau palaikyti temperatūrą nuolatos, negu kad, pavyzdžiui, parvažiuojat vakare, pakelia temperatūrą, išvažiuojate, numeta temperatūrą iki minimalios, nes tas svyravimas į šilumos siurblį lengviau laikyti pastoviai vienodą temperatūrą, negu tas aukštesnė, žemesnė temperatūra perjunginėti. Nes kas atsitinka, kai mes pakeliam temperatūrą, jis pradeda didinti maksimaliu greičiu, tada maksimaliai energijos palyginus su tuo savo ramiu režimu. Kitas dalykas, didesnis triukšmo lygis atsiranda. Priežiūra galiausiai jau įsigyju, ar ne, susimontuoju viską, kaip atrodo ir kas kiek laiko reikia prižiūrėti. Priklausytų nuo to, kiek pas jūs daug namuose dulkių. Tai kiekvienam įrenginiui yra filtrai. Filtras priežiūra labai paprasta, išima tą filtrą, nupulto dulkes. Tiesiog fiziškai taip, ne? Taip, čia yra tinklelis, jį reiktų net nesudraskyti tiesiog, grubiai mechaniškai. Tada po vandens čiaupų galima nuplauti, jisai plastikinis, nieko ne. Išdžiūsta, pastatom atgal. Vieną kartą per metus rekomenduojama pasikviesti meistrą, kuris patikrintų, koks yra freono lygis, tai yra viduje esančio skysčio, nes jeigu jo yra per mažai, jisai tada šildys nebe taip efektyviai, tai laiks nuo laikos pasižiūri. Elementariai lauko blokas turėtų būti neapmestas kažkokių žalių lapų, nes kartais žmonės pjauna žolė užkrentant čia, jiems atrodo dar gražiau, mažiau matosi ar ne, o iš tikrųjų tada čia turėtų oro srautas labai lengvai tekėti. Tai jeigu mes užkemšam groteles, tai tiesiog efektyvumas vėl krenta. Tai ta priežiūra yra tiesiog tam, kad efektyvumą išlaikyti tokį, koks kai jūs nusipirko, tas maksimalus efektyvumas išliktų.